Sveiki, 15 kartą Artis TV žiūrovai, ar jums reikia pristatinėti šitą žmogų, kuris susiderinęs nuo barzdos, plaukų spalvos, akinių rėmelių iki gražių batų, gal operatorius parodys. Tai yra Martynas Tyla. Tai yra žmogus, su kuriuo augo ir vystėsi Lietuvos muzika. Kuri, iš karto klausimas, visiškai nesusijęs, nieko aš neklausinėjau, ką manęs prašė, nes įdomu, kas buvo pirma tavo prodiusuojama grupė? Grupė Sel. Kas labai juokinga. O kodėl? Nieko čia juokingo. Jo, nieko juokingo. Taip susiklostė, žinai, tai buvo, kaip sakau. Tais laikais, žinai, buvo toksai bingo salonas, kur dabar yra koks ten viešbutis Novatėlis Gedimino centre, jo, bingo salonas, kur mes matydavom per televiziją, kur Amerikoje bobutės ateina seneliai, žinai, ir ten atsimins statom. Aš ten buvau. Ir vyko kažkokios grupės, ar pompos, ar kokios, ne, kažkoks ir buvo pristatymas. Tai va ten su to Egidijum susipažinau ir kažkaip nuo to prasidėjo bendravimas, nors aš ten su klubinė veikla, su didžiais daugiau buvau. Ir kažkaip užsikabinom ten vieną dieną, sako, klausyk, negali man ten to padaryti, ano padaryti. Tai ir padariau, ir pradėjau taip dirbti. Ir pradėjai taip dirbti. O išvardink dabar, ar išvardinsi per 5 metus, ar atsimeni visas dirbtas grupės ir su kuriuom tu dabar dirbi? Ne, neatsimenu, atvirai prisipažinsiu. Va čia yra prodiuserio lygis. Kaip Kazanova turbūt neprisiminė visų savo gyvenimo meilių, taip tikras prodiuseris neprisimena savo grupių. Neprisimenu nė vienos. O su kuriuom grupėm tu dabar dirbi? Grupėm gal atlikėjais. Iš tikrųjų, jo, Lina, iš tikrųjų, tai žinok, jeigu taip atvirai, tai stengiuosi nedirbti nei su viena. Daugiau rūpinuosi būtent mamos asociacijos reikalais, kurie apima, aš skaitau, viską, kas yra susijęs su lietuviška populiaria muzika apskritai. Nes asociacijos tiklas yra populiarinti lietuvišką muziką, ne tik Lietuvoje, bet ir visur kitur. Bet aš žinau, tu su plokštelėm kažką darai taip pat? Ne, leidybą? Ne, tai leidybą visi daro, kaip sakyti, yra kolegos, kurie nutarė, kad reikia gamyklą padaryti, nusipirkti presus ir padarė tos presus, Lučiūnas Lauras. Tai kadangi mes vis tiek bendraujam kitoj srity, tai kažkaip gal atrodo, kad ir aš kažko prisidėjęs. Iš tikrųjų nesikišu, ten nieko nedarau, o daugiau rūpinuosi, sakysim, rytoj išvykstame į Norvegiją, mamą renginį turime, tai vežame 5 Lietuvos atlikėjus ir ne tik tai tuos, kurie gali būti įdomus, kaip sakau, tiems emigrantams, jo, vežam tokia kaip Jevgenija Redko, kur truputį progresyvesni atlikėjai, aišku. Arba tai, kas dabar rinkoje pas mus Lietuvoje skaitom, yra malonu, kokybiška ir taip toliau ir taip toliau. Aišku, visa ta lietuviška muzika jau pakankamai yra kokybiška. Tai gal tokie, žinai, atėjo tie metai, kada nebesinori tau vieno atlikėjo ar ten su kažkuo tai vaikytis, tu nori daryti tokį bendrą, fainą vaibą, kad būtų visiems gerai, pačiam tada irgi nuo to geriau. Visų pinigųgi neuždirbsi. Čia Gorbulskio reikalai. Visų pinigų neuždirbsi. O noriu paklausti, iš tiesų tas klausimas tavo asmenyje tokį keistą įgauna spalvą, nes tu labai modernus šitoj vietoj, bet vis tik tai. Ką tavo nuomonė digitalizavimas, e-platformos, kaip pakeitė muzikos pasaulį ir kaip jos pakeitė, pavyzdžiui, tavo darbo principus? Ne, tai ką tu? Čia skaitau yra, kas čia buvo, kažkada pas mus kažkoks anglas atvažiavęs ir kai dar tada pradėjo sakyti, visa ateitis yra būtent skaitmenizacija. Visa ateitis. Nes šiandieną mes galime taip greitai, kaip įrašom kūrinį, arba kaip lėtai, bet kaip greit mes jį galime paskelbti. Šiandien įdėjau, rytoj klauso visi, visas pasaulis gali girdėti. Anksčiaugi taip nebuvo, anksčiau reikėjo įrašyti, atspausti, išleisti, pristatyti parduotuvės, susitart. Tai yra iš tikrųjų, aš skaitau, po šiai dienai tai yra dar ateities biznis, kaip aš sakau. Tikrai. Va čia tai žiauriai įdomu. Aš manau, kad tebūnie atsiras, grįžta tie vinylai, sakysime, į madą grįžo. Dabar Azijoje skaičiau, kad kompaktinės plokštelės grįžta į madą. Bet tai yra daikto mada, tai yra kaip žmogui vis tiek reikia turėti daiktą, ir patogu jį padovanoti. Kaip kad knygos nemiršta. Taip, kaip čia sakė, kai knygos numiršta, ne? Bet kažkaip kaip nemiršta, taip nemiršta. Sakė, teatras numirs, kai kinas atsiranda. Tai sakė, ir televizija numirs, bet kažkaip nemiršta. Nemiršta. Vis tiek tą ekraną nori parodyti pirštu. Žmogus yra fizinio
taktilinio, jutiminio reikalaujantis dalyko subjektas, vadinkime. Jo, o ir tas būtent skaitmenizavimas šiai dienai tai yra iš tikrųjų, nu, aš skaitau, labai geras dalykas yra, tik norėtųsi, aišku, čia, žinai, kiekvienam, kad vis daugiau iš to gautų finansinės naudos, bet aš manau, kad tai kartų reikalas yra, kada kiekvienas tiesiog, nu, net nenorėdamas jau dabar tą abonentinį mokestį mokė ir tu žinai, kad jis kažkam keliauja. Aš kai pasižiūrėjau, kiek aš moku abonentinių mokesčių, man pasidarė truputį keista, kol aš susigaudžiau, kur aš galiu cancelinti, nes ateina, ko jau man nereikia, nes užsisakai ir pamiršti. Bet iš tiesų tai duoda pakankamą laisvę. Pavyzdžiui, mūsų Artis TV, aš esu tikras, kad tu dar nebuvai įlindęs ten, bet turi labai įdomių dalykų ir, pavyzdžiui, aš noriu pamatyti kažką labai specifinio. Kas Lietuvoje dedasi labai specifinio? Nes mes kalbėjom kaip tik su Bluvšteinu apie kas darosi su muzikiniu pasauliu. Panašiai ta tema kaip ką daro skaitmenizacija. Ir mes taip pat kalbėjom apie tai, ką daro skaitmenizacija su žmonių sąžiningumu. Ar tu įsivaizduoji, kad kažkada bus pažabotas piratavimas elektrinis? Aš manau, kad bent jau didžioji dalis. Elektroninis reiktų sakyti. Elektroninis, nes aš manau, kad vis tiek ateis tas momentas, kada, kaip aš tau sakau, vaikai mūsų, anūkai, kas jau ten bebus, lygia po mūsų, jiems nebebus klausimo, kodėl tai reikia daryti. Nes tai paprasčiausiai bus kasdieninis, kaip, įsireikščiau, už būto komunalinės paslaugas mokėti. Man atrodo, link to viskas eina. Ar čia blogai? Manau, ne. Nes aš šiandien paspaudžiau, man patiko daina, aš klausau, nepatiko, permečiau. Tai šiuo atveju labai patogu yra. Jeigu aš jau ten labai noriu būti kažkoks audiofilinis, tai taip, klausysiu, gal tam plokštelę, nežinau. Bet va būtent, atsiprašau, pertraukiau? Su kokybė. Kalbėjom apie skaitimo kokybę, kad mes klausome audio knygas dabar. Mažai kas tos Kindlai kažkaip matyti nepritapo. Dabar mes galim bet ką, kompą įsijungti, telefoną įsijungti ir klausytis dainų. Bet ar ne žus visiškai šita kokybiško klausimo tradicija, kadangi tu įrašai bosą, tu įrašai kažkur stringus už nugaros, kurių tu įrašai kažkokius specifinius instrumentus ir tu jų negirdi šitose tarataškose. Matai, jeigu klausyt per šitą kolonėlę, taip, tu negirdėsi, bet jeigu užsidėsi ausinės, tu jau girdėsi tą skambesį, supranti? Čia toksai yra labai subtilus dalykas. Kito dalyko nepamiršim, kad tam reikia turėti laiko. Jeigu tu turi plokštelę, tu turi laiko paklausyti tą plokštelę, nes tu jos taip neklausysi. Čia aš galiu mašinai klausyti, bėgdamas, eidamas, plokštelės nepaklausysi. O kokybišką dalyką, tai čia sakau, visą laiką bus žmonių, kurie kažko domisi. Kažkas mašinėlės renka, kažkas ženkliukus renka, ne? Kažkas plokštelės renka. O ką tu darai, kam reikalinga laiko ir aš kaip suprantu, tu jo nelabai turi ir kur tu sustoji? Kurioje vietoje tu sustoji? Kurioje vietoje aš sustoju? Žinok, aš laiko tiek daug turiu, kad visą jį sau skiriu. Opa. Visą sau skiriu. Absoliučiai sau. Gerai, o sau skirdamas, ką tu veiki tame laike? Ką aš veiku? Klausau muzikos daug iš tikrųjų. Aš klausau važiuodamas, aš klausau sportuodamas, aš klausau dirbdamas. Aš klausau visą laiką muziką. Jeigu tai pasižiūrėt, aš kažkada primečiau, kiek per dieną pas mane skamba tos muzikos. Tai normali darbo diena. Tai vadinasi, tai tavo niekada turbūt nenorėjai nieko kito daryti ir visą gyvenimą darai, ką tu mėgai, taip? Ar yra kas nors toks dalykas, kurį tu būtum norėjęs daryti? Arba jeigu iš tavęs atimt muziką, ką dar darys? Kosmosą skristi. Čia rimtai? Aš noriu skristi kosmosą, ką man dabar daryti? Aš noriu būti kosmonautu. Ir ką tu ten pamatysi? Žemė bent jau kaip atrodo iš viršaus. Ir įsitikinsiu, plokščiai ir apvali vis dėlto. Tokia kiaušinio formos. Galbūt, tai va. Tai noriu būti kosmonautu, žinau. Tai labai ačiū tau, kad sutikai. Nes, bendarbai, aš dabar suprantu, kodėl tu sutikai, nes tu turi pilną laiko. Ačiū tau ir pasakyk man dar paskutinį dalyką. Ar aš savęs nekišiu į visą šitą reikalą. Kas tavo šių metų Eurovizijoje buvo favoritai? Showers grupė. Absoliučiai, aišku, dabar aš irgi pasakysiu, mano buvo Showeris irgi. Tai buvo šviežia, tai buvo labai specifiška estetika, tai buvo kažkas britiško, ar ne? Labai gerai pasakyti, tai buvo britiško, aš užsimerkiu ir nematau.
Bet aš visą laiką vadovausi tam tikrais dalykais. Bandžiau mąstyti logiškai, ką Lietuva palaikys, pamatęs ten tų statytojų kofus Silvestrą iškart pastačiau į šoną, nes supratau, kad sunku gali būti konkuruoti, nes jeigu jau taip jau eina, ten kofas 1/3, 1/5, supranti, kad kažkam laimės šansai. Bet visą laiką yra tas viduj, kas dar galėtų. Tai kažkaip dėl tautos galvojau, kad VB gengas dar praeis, arba rūpai. Nu tai vienas iš jų taip ir praėjo. O dėl šaurių aš buvau toksai labai džiaugsmingas tik todėl, kad jie praėjo finalą, nes supratau, kad dar viskas gerai su lietuvišku muzikiniu skoniu apskritai Lietuvos klausytojų. Absoliučiai, su šita linksma banga, su gaida mes ir baigiam kalbinti Martyną Tylą. Čia buvo mūsų, mes jau galima sakyti, legenda muzikos, būk ilgai legenda. Ačiū Martynai, iki.